Oi! Bet taip pradedam, žinai. Ai, filmuoji. Sveiki visi, jau vyksta varžybos, praeitą kartą čia statėm viską, dabar jau visi treniruojasi, šiandien yra šeštadienis, vyksta treniruotės, visi smaginas, smagu. Kiek žinau, virš 200 dalyvių jau turime, tai jau pagerinom savo senąjį rekordą. Trasos, kiek žinau, tai džiugina, tai nedžiugina, bus kadriukų, kaip visiems sekasi, visko yra, krešų, visokiausių visko. Vyksta toliau treniruotės, o mes turbūt ką, einam pakalbinsim žmonės, ne? Nes, reikia ir iš kitų, ką čia burbu. Žinai, ką svarbiausia, reikia pakalbinti? Deividą. Einam Deividą ieškoti. Tai einam su manim. Taigi dabar turim mūsų pašnekovą, rėmėją MTB Hoperio Liną. Ir Linai, kaip gyvenat MTB Hoperio integracijai į trasas? Kaip? Man tai smagu matyti, nes, pavyzdžiui, čia rampoje, bet kur netoli mūsų yra, ji būtent projektuota varžyboms, dideliems greičiams, ji patikima tokia, atlaiko didelius greičius, motociklam netinka, žinai, mes ją išbandę ant 70 km/h su krosiniu, žinai. Tai va tas faina, kad, žinai, tam, kam projektuota, tam ir tarnauja, žinai. Ir tarnauja taisyklingai ir galiu pasakyti, kad labai gerai laiko ir... Jo, tai... Tikrai jinai ir nestovi nei tiesiai, jinai labai šiaip negerai stovi turbūt. Ta konstrukcija daug gauna apkrovos, bet ko puikiausiai laiko. Tai kiek žinau, pačioj pradžioj biški žmonėm nepatiko tas hoperis. Jo, aš pripratęs jau prie tokių komentarų, žinai, paburnoja žmonės, žinai. Kad čia nesąmonė, pavojinga ir panašiai, bet... Jo, bet, žinai, o kaip tobulėsi, per tos nepatogumus neperžengsi, žinai? Taip, tai visi nori atvažiuoti ir kaip namie savo lamiai pralėkti. Tipo, oi, čia labai lengva ir gerai. Nežinai, downhillas tai čia ne apie komfortą, žinai. Čia biški reikia save įveikti, žinai, ir taip toliau. Taip, tai nėra lengva. Tai, bet dabar jau žmonės mažiau burnoja. Ne, tai jau dabar jau jie smaginasi. Ja, jie labiau skraido, nei burnoja. Kaip šiaip, Linai, trasos jums atrodo šiuolaikinės Jonavos? Nežinau, man tai toks žingsnis į priekį, aš pravažiavau, pastačiau pradžioje savo darbą padariau, pravažiavau ir buvau labai nustebęs, gerąją prasme, žinai, sudaunhilėjo, nežinau, dvigubai sudaunhilėjo. Taip, turim ir šaknų, turim ir akmenų. Jo, šaknis, važiuoju, žiūriu, tokį, žinai, gėlinių nagučių kvapą, žinai, pasirodo ne dama stovi, o ten šaknis papurkštas, žinai, kad matytis šviežiai rūžavai. Jo, labai gražų laką pasirinkau, rūžavai tiesiog. Tikrai, labai faina, labai už tave džiugu, kaip sakant. Stengiausi. Jo, labai iš viso, ką matau, tai ir bendruomenę subūri, treniruotės darai, trasos geros, faina bendradarbiauti, žinai, tikrai. Stengiamės. Viskas, ačiū Jums, Linai, gero Jums žiūrėjimo toliau, mes einam toliau kalbinti visus, nes reikia ir pakalbinti tas, kas burnojasi, žinai. Ne tie, kur statė, bet tie, kur burnojasi. Tai einam Deivido ieškoti, nes tas tai tikrai labai daug keikėsi. Viskas, čiau. Deivi, žvaigždė mūsų. Kaip tau trasos? Gerai. O tu nebuvai tas, kuris labiausiai šiandien burbėjo, kad jam gaidys nesąmonė? Taip, bet viskas gerai. Ai, dabar jau normaliai? Gerai, bet yra vieta, kurių nepravažiuoju, nes ne visiems lemta pravažiuoti pasirodo. Tai hoperio nešokį. Reikia daug dirbti. Tai man sakė, negaliu šokti. Ai, rimtai? Nes gali tipo negaliu šokti, nes gali man vėl ta pati situacija. Tai sakė, varžybų metu tik šok. Tai tokiu atveju aš galiu tik treniruotis tam tikrose sekcijose ir bandyti įgyti. Bet ten maža problema, žinau. O ką papasakot galiu Deividui, Deivido buvo ne taip pedalai. Kaip turėtų būti taip pedalai. Pas Deividą buvo taip pedalai. Tai va, nušoko. Ai, aš matausi, ne? Ne, nesimatai. Nepagavau. O kieno čia riešutai? Arimekso, patys skaniausi, riešutai. Mūsų partneriai irgi paklausti, kaip tau trasos patobulėjo, kaip? Labai. Ta trasa labai pavojinga dabar pasidarė. O kas ten pavojingo? Nusileidus tos akmenis pamatai iš viršaus, iš karto atrodo, kad ten važiuosi su to dviračiu, net nepakilsi, atrodo, va taip eisi ir taip pum į akmenis išsitaškysi. Toks vaizdas dabar ten iš viršaus. Jo, kiti irgi tą patį mato. Reikia nežiūrėti tenai, reikia važiuoti. Bet jei važiuoji, tai galų gale važiuojant visiškai kitaip būna ir pravažiuoji savo ramiai. Buvo momentų irgi vos į medį neįkaliau, bet medis man ne problema, persukau vairą ir nuvažiavau toliau ir nesukdamas galvos aš nuvažiavau. Tai šiandien tiek, ačiū labai. Viskas, einam, paleidžiam Deividą ir einam toliau ieškoti, ko čia galim dar suras. Ateina va, jaunius. Girdėjau avarijų buvo šiandien. Man? Su broliu.
Biški? Ne trasa nuvertė, bet brolis visą laiką, kurį pamaišė. Ar tu broliui pamaišai? Ne, realiai. Jisai pats. Pildė deklaraciją, mačiau viską, ten popierius traukė. Draudimo polisus, viską. Tai kaip tau, Vincentai, trasos, kaip tau patobulėjimas nuo praeitų metų? Žymiai geresnis trasos nei praeitais metais. Vien dėl to, nes atsirado daugiau technikos. Nu, daugiau šiemet. Jo. Ir šiaip, ką žinau, sunkiau yra važiuoti, tai tas... Vargina, net raudona vargina, net. Taip, jeigu tu greit jau, taip. Jo. Ir štai irgi mėlyna užmėlyna. Mėlyna ir ką veikti irgi. Prasileidė nuo tos minimo ir jau tada jau dirbti. Tada jau dirbti iki finišo. Jo. Tai va, kaip tau pačiam sekas, kaip manai? Šiaip sekasi visai normaliai. Yra vietų, kur galima dar geriau, bet pabiški. Podiumą savo. Manai, manomas? Bus matyt. Gal. Visgi junior elite klasiai, tai žinai, atvažiuos ir Vakaris, ir Maksas, visi stipriausi susirinks, tai... Na jo. Jau visa šaika bus stipriausiai. Tai laukia jūsų, man rodo, stiprios varžybos. Nu, nes ne... Na jo. Ne, tikrai nebus pasivaikščiojimas. Nebus. Na jo. Tai bus ką veikti. Tai ką palinkėtum tiem, kas netlėkė, ar patingėjo, ar dar kažką? Didžiausią klaidą padarė. Tiesiog. Nu, liūdnoka turbūt. Vis tiek, čia tikrai yra ir smagu, ne? Žiauriai. Tai va. Nerealu. Bet čia svarbiausia, kad visi padėjo mums statyti. Čia. Be visų galiu pasakyti, tikrai nebūsime to pasiekę. Tai ačiū visiems, Pala, tu irgi buvai ir nebuvai. Ai, nebuvo statybos, iš to nekalbinti. Bet daug treniruojasi žmogus. Tai va, jeigu daug treniruosite, žinokite, rezultatai gali geri. Viskas, einam toliau ieškoti hebros. Nes dabar kažkaip labai visi pradėjo raidinti ir žiauriai mažai, pastebėjai? Ai, nes visi eiliai. Šiaip nenori šito žmogaus rodyti, su kuo jis važiuoja, bet tebūnie. Yra kaip yra. O, dabar gerai. Kas yra? Tipo sponsoriai, bet ne sponsoriai. Tiesiog va tai va prieš kamerą. Apgavikai. Turim žmogų šitą, jis su fullu važinėjo, pardavė, ne? Jo, krekino. Krekino? Jo. Nu kaip priklauso kanjonai. Dabar bus nebe kanjonas tiesiog. Tai jisai žmogus, nufilmuokit, važinėja su labai prastu dviračiu. Nesakysim iš kokios parduotuvės, bet visi žinot. Tai jau. Kaip tau pačiam einas raidant? Neskauda? Šokau rogardinę, tai skaudėjo rogardinę pirmą kartą. O taip tai gerai. Šitą neperšokau, kur yra duobė. Ai, ten dauba, nu aš tau tikiu, kad yra sunku peršokti. Jo. Ką tik į dilgėlę skritau. Tai nenusidilginau. O, nu tai pasisekė mintiek. Labai pasisekė. Kaip šiaip tau trasos pačios? Trasos? Biškai apgautos. Per video kitaip rodė. Nebuvo hoperių, bet vis tiek hoperiai faini. Pašnekinom prašiausią dviračio turėtoją. Tai žodžiu smagu, ne? Labai. Palinkėjimų tiem, kas netlėkė. Vienas draugas netlėkė, toksai Aronas. Pavėlavau traukiniu. Nu tai čia jau traukinys pavėlavimas, okei. Jo, o taip, labai turit gailėtis, nes labai daug žmonių, faina. Kaip tau trasos, Antanai, Armandai, Vružai? Dabar taip ir sakysiu. Fainas. Mėlyna labai smagi, tik tais, blemba tenai, kur tas bermas yra, stalas ir įvažiuoti į miškelį jau. Tai va ten, kur tokia duobė, nu tai sunkiai, kartais persišoka, kartais ne, nu reikia ištaikyti gražiai išvažiuoti ją. O šiaip tai viskas labai smagu, labai fainai. Ar sunkoka ta vieta, ne? Nu, sunkoka. Nu, iš pirmo žvilgsnio atrodė paprasčiau, bet... Jo. Kaip šiaip pačiam, nu tai papasakok, kaip sekėsi. O raudona viskas čikė? Jo, raudona tai irgi viskas fainai, tik kad tas rogardinas, tai bandau šokti, biškai neišsakau. Ir skaudokas jisai. Nu taip, jo, klauso kaip šokia. Tai va, turime tiek žmonių ir dar einam pakalbinti kažką. Ką dar einam pakalbinti? Štai matome Vytautą iš Papartis Crew Racing Team. Jau nebe Partis? Nebuvau Papartis. SKS ir Švalbė. Maksis. SKS turiu pompą mažą. Kaip tau trasos? Geros, skauda nugarą man. Kodėl? Nu nes ten rogardinas toks. Todėl reikia eiti į sporto salę. Vaikštau. Kaip šiaip? Ar pasikeitusios į gerą pusę trasos ar taip? Jo, sunkesnės, geresnės trasos, manau. Mėlyna, jeigu nebūtų tas įkalnės, iš vis būtų turbūt. Jo. Įkalnė, bandysim. Bet čia toks iššūkėlis, pamintrai. Aš kaip sakau, žinai, pavargsti ir tada įvažiuoji į krantą ir sunkia dalį. Tipo, nusidaužai ir tada turi vargti. Tai šiaip smagu. Jo, smagu. Kaip pačiam šiaip sekas? Visai neblogai, geriau nei praeitais metais. Geriau? Jo. Tai kelintą savo vietą? Nu, junior klasį nežinau, nemačiau ten tokių rimtų. Top 5 bus? Manau bus, jeigu nebus krešų. Ant akmenų neišsitaškysiu, tai bus. O po parčių kokių linkėjimų turi? Išvažiuoti lauką šiaip. Ai, neraidinai? Nelabai kažkaip. Nelabai. Užaugo visi jau.
Jau gert pradėjo, ne? Jo, sultis, šakočius valgyti. Viskas, einam dar toliau ieškoti. Ieškom žmogaus, kuris pirmą kartą dalyvauja varžybose. Iš kokio miesto jūs? Iš Joniškio. Pagal tarmę turbūt matom. Kaip trasos? Žiauriai sunkas, palyginus su Šiauliais, tai čia žiauriai sunkas, bet ką žinau, pripratau jau. Vatau, Maksai, vatau. Matai, Maksai? O man aiškina, kad pas mane sunkios, atvaryk. Gerai, baigiam Marozis. Kaip šiaip sekasi? Nu, botamauti nuo akmenų, bet šiaip normaliai, visai Tikėjus, kad biščiai bus lengvesnės, ne? Tikėjausi lengvesnės, palei praeitus metus. Praeiti metai buvo paprastesni. Kaip šiaip vertini, jau paklausiau, ne, kaip vertina? 10 iš 10. O, matai, 10 iš 10. Apart to turbūt kalno minimo. Ten prastesnė vieta, bet visa kita. Jo. Kokių palinkėjimų turi tas, kas net važiavo varžybas? Bent jau kitom atvažiuoti. Daug prarandat, ne? Jo, šiaip daug prarandat. Tai va. Viskas, netrukdom joniškiečiam. Oi, sorry, kad tiek žmonių. Praleiskit jūs jį. Varyk į priekį. Einam toliau kalbinti. Einam tą kurtą su Dirt Rideriu. Va, pravažiavo. Ateip tau trasos. Labą dieną. Labai gerai. Tik tai nuliūdęs, nes sprogo galinis amortikas. Va, žiūrėkit. Labai barška. Nejauku. Nepirkit iš Decatlono dviračių tiesiog. Jo, nepirkit, nepatariu. Tiesiog geresnis variantas. Kaip šiaip trasos, kai raidinot prieš tai savaitėm, kažkaip paprasčiau buvo ar ne? Dabar geriau. Dabar kai pravažinėjau visi trasas, labai gera pasidarė. Smagu, ne? Jo. Kaip šiaip pačiam sekas? Aparto amortikos susprogusio. Normaliai, bet sakau, jeigu nebūtų sprogęs, tai tada jau ir visur šokinėčiau ir viską daryčiau. Jo, vis tik tokius darytų, no handy, barspiną, prasuktų viską. Padėčiau tam. Kelintas, manai, bus tu junior klasiai? Jo. Kelintas, manai, bus kaip pirmose varžybose? Nu, dabar 20 koksai. O, nu bet siek neblogai. Viskas, tavęs nelaikom toliau. Ar kokių palinkėjimų, kas netvyko į varžybas? Atvažiuokit kitais metais arba jeigu bus šiais metais, atvažiuokit tikrai nieko nepraleiskit. Labai įdomu. Gerai, viskas, ačiū tau, varyk toliau. Žaiba. Ką čia dar einam? Va, žiūrėk, vėl deklaraciją nori bratkis pildyti. Tu pažiūrėk, ant kiek jisai raidina, pažiūrėk. Čia purvina. O pilvo apsaugą turi? Su pilvo apsauga, šakės? Very nice. O, štai matome Harteilų klasės dalyvius, pakalbinam juos. Štai turime žmogų iš Dakaro grįžusi mechaniką. Jis nevažiavo, bet servizavo. Gaila, kad ne dviratininką. Tai kaip sekas tau? Gerai man sekas, gera proga po žiemos pravedinti kaulus. Šiandien judinam, rytoj lenktyniaujam. Trasos pačiam. Nu man jos visada atrodo, be treniruočio atvažiavus tokios pavojingos pradžiai, bet po to aš kažkaip prisiauginu jas ir rytoj pažadu lengvai nepasiduoti. Kaip patobulėjo po praeitų metų? Jo, trasos vis atkeičias, tai visada kitaip, visada savai faina, tai. Nu, ja. Tai džiugu dėl to. Kokius palinkėjimų turi, aš visai klausiu visų, kas net važiavo ir nedalyvauja? Tiesiog pabandyti. Negalvot daug, nebijot, atvažiuoti ir pabandyti, nes yra tikrai visokio lygio važiuotojų ir rasti savo vietą čia. Ir manau, tikrai manoma visur pravažiuoti ir nekyla. Tikrai tai. Tai va. Ačiū tau, o kelintas būsi Harteilų klasėje, manai? Pirmas. O, patys girdėti iš pirmų lūpų. Viskas, Antanai, netrukdau, važiuokit tolyn raidint. Kaip jums trasos? Puikiai. Gerai. O tai normaliai galite? Puikiai. Lemo, kaip vaikų darželį. Tai gerai, kaip tau, Jokūbai, trasa? Mėlyna dabar biškiau sunkesnė, net ne biškiau, dabar man mėlyna nebepatinka, praeitais metais dar patiko. Jau nebepatinka, raudona gera, gerai viskas. Mėlyna nepatinka, nes per sunkiai ar kas? Nežinau, kažkas mėlyna yra, ta pabaiga man nepatinka, tas vieną kartą šokau, peršokau, viskas tvarkoje atrodo. Skaudus. Bet tik varžybose šoksiu šį, dabar pabandžiau, aiškinau, kad išgyvensiu, o jau varžybose šoksiu. Kaip tau? Rogardanas nepatinka. Kalė su galva į rogardanas. Bet gyvas? Gyvas. O šalmas? Normaliai. Atsilaikė. Tau kaip? Nu, šiaip normaliai, bet irgi. No hate. Nu, šiaip viskas normaliai, bet irgi tas rogardanas biškė. Tai žodžiu, abiem rogardinui, o Jokūbui apšė mėlyna trasa. Man apšė kita trasa. Apšė kita trasa. Man rogardinas gerai. Patobulėjo trasos nuo praeitų metų? Jo, smarkiai pasikeitė. Net nežinau, ar geresnė, ar blogesnė. Raudonai geresnė pusė,
Nu, mėlyna tiesiog sunkesnė. Jo, mėlyna... Kaip kažkas sakė, mėlyna, nebe mėlyna. Ai, tu ir tu sakei. Jo, mėlyna, nebe mėlyna iš tikrųjų. Jau juoda pasidarė. Tai va, pakalbinom šitos, tai kelintą, kaip manot rytoj, kaip jums seksis varžybos? Top 10. Top 10 irgi. Top 30. Top 10, tu visi top 10, tai nelieka top 10. Viskas, netrukdau jausmą, reikia toliau raidinti. Pašaldas. Nu. Per kur skridai? Per priekį, nu. Per hoperį? Ne per hoperį. Hoperis lengvai, tai va ten, kur tas. Per tuos vupsus, ne vupsus. Ir ten bandį gepint? Ir su priekinieriai? Ir su priekinieriai. Aš ten nežinau net, kur net klaida buvo. Kad bandysiu važiuoti su Harteilu per ten. Aš nežinau, kad Harteilų klasiką ten bandai išdarinėti, bet kaip tada trasos aš tavęs paklausiu? Trasos tai geras, jeigu full turėčiau, tai afigenai būtų. Afigenai nebūtų. Gal ir čia žmonės pasakok viskas gerai, bet žmonės tam yra reikalingas full face'as, kad taip nebūtų. Dabar biškai galės, kad nesu full face'u. Bet full face'as į kuprinę netilpa. Aš tikėjau. Reikėjo pasiskolinti. Bet šalmas skolintis vėl nesąmonė. Nu, bet va būtent. Taip pat kaip ir dviratį. Jau paėmėme tokį paprasčiausią, kad jau nebūtų ką supist. Bet savęs Save tiesiog. Nu, žodžiu. Tai žodžiu smagu. Tai net neklausiu, kaip sekėsi. Sekėsi tau tikrai mačiau ir greit lėkiai. Tik labai jau pušinai. Nu, stengiuosi. Taigi full klasį užsirašiau. Reikia persirašyti, aš manau. Reikia jau nusileisti ant žemės. Bet dalyvausi? Aišku, dalyvausiu. Ai, tai tau nieko tiesiog atveidas toks biškis. Tik šalmas. Gaila, kad sulūžo. Sulūžo šalmas? Nesulūžo, iš snapelis išsilupo. Ai, tai ten tik snapelis. Epoksitkis, biški bam ir viso, ir laikys. Tai žodžiu smagu patinka ir kokių linkėjimų turi, kas net važiavo ir nepasirodė dalyvauti. Nu, aš net iš Prancūzijos atvažiavau, tai va jums pavyzdys. Nu taip, teisingai, bet nesakysim dėl ko iš jį atvažiavo iš Prancūzijos. Bet taip vis tai dėl varžybų. Nu, bet tu stengiasi ir šalmą ir viską pasiėmė. Tai faktas, pas mane į kuprinę tilpo tik visi rūbai. Nu tai labai gerai. Viskas, eik tada tu gyk ir kiekimės pamatysimės tai rytoj beraidinant. Viskas. Eik tu sutvarstytis kažkaip. Tai visus pakalbinom, stovim vėl prie trasų ir mes susimatysim kur rytoj. Rytoj dar padarysim interviu mažą. Žiūrėsim, kaip mums gausis. Tai viskas. Ši bus iš mūsų tiek, iš mūsų nerealaus interviu. Ir važiuojam raidintą, ne? Aš einu dviratį šiaip susirinkti. Rėkauja čia. Drožia trasas. Tai lipau šaukštyn. Visi kaip filmuotis. Ir susimatysim kitos kartus. Ai. Ir norėjau padėkoti mūsų renginio partneriams. Tai turim Arimex riešutus, turim MTB hoperį. Turim Nordis AC, Inhale, tos nosytės tokios. Va. Šiaip norėjau šiandien nusidėti, bet pamiršau, bėgau, labai gailiuosi. Tada turime Inhale Nutrition, tada turim Davidą. Ir trašką brašką turim. Ir tverėją dar. Ir tveria. O trašką brašką tai su traškančius ir braškančius dviračius tvarko. Ir dabar SMR jums. Šitas video yra jums. Mur. Viskas iš manęs bus tiek. Važiuojam.